Sveiki, čia podcastas Vyrai nekalba. Aš jos vedėjas Venskutonis Evaldas, o šį podcastą kūrėme kartu su Paramos ir labdaros fondu Mamų Unija. Šiandien pas mus svečiuose du faini žmonės, žinomi žmonės. Pirmasis yra Juozas Liesis, legendinės grupės Bavarija narys ir išdidus 2 paauglių tėtis. Antrasis mūsų tėtis, vyras, yra Arnas Markevičius, verslininkas, santykių strategas, coacheris ir automobilių drifto fanas. Taipogi auginantis 2 5 metų dvynukus. Sveiki, Arnai, Juozai. Labas, sveiki. Malonu matyti jūs šiandien ryte, geras rytas ir geras laikas, sakau, pasišnekėti apie vyriškus dalykus. Ir Juozai, aš noriu tas paklausti. Išskaičiau vieną tokią citatą žiniasklaidoje. Esi pasakęs, kad kas yra tėvystė, supratau tik išsiskyręs. Nu taip, nes aš neturėjau kitokių galimybių pajausti, kas yra tėvystė. Nes vaikai buvo labai maži, kai mes išsiskyrėm. Ypatingai maži buvo. Sūnui net nebuvo 1 metų, o dukrai tik buvo 3 suėję. Tai vaikai tokio amžiaus nuėję, bet kokiu atveju būna su mama reikšmingai daugiau. Tai taip, ta tėvystės trupinių skonį, kad ir kaip čia bebūtų jautriai ir skaudžiai, dėja, bet galėjau pajausti tik tai po skyrybų. Ir tai ko gero kiekvieno vyro, kuris nesugebėjo išbūti šeimoje, likimas toks, gauti trupinius, bet tėvystės trupinius. Ar tu laimingas tėtis būdamas? Ar aš laimingas kaip žmogus, ko gero, yra svarbiau? Kaip tėtis gal? Nu ne. Mano galva, kad laimingų tėvų gali būti tik tai laimingas žmogus. Nes, kaip tu gali būti tiesiog atskirai tėvas, jeigu nesi žmogus? Mano galva, tu visų pirma esi žmogus. Tu žmogus būni tik tai tada, kai tu būni vaikas, paauglys, jaunuolis, galų gale pasiunti bliombo, aš esu žmogus. Ir kada esi žmogus, ko gero kažkokią tai dalį savo gali įvardinti kaip tėvystės dalį, kuri įdėjo indėlį į tavo, nežinau, laimingumą, dar kažką. Tai labai ilgai įžanga, Jėzus Marija. Žodžiu, aš kaip žmogus manau, kad esu laimingėjantis, o kaip tėvas aš manau, kad esu tobulėjantis. Gili įžvalga. Apie save, kitaip negali būti. Norime atkreipti jūsų visų dėmesį, kad Lietuvos gyventojai deklaruodami savo pajamas jau gali skirti 1,2% savo GPM fondui Mamų Unija, kuris globoja vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas. Instrukciją, kaip tai padaryti, rasite svetainėje mamuunija.lt. Dėkojame jums visų vėžiu sergančių vaikų vardu. Aš dabar turiu tokį vieną klausimą jums abiem. Arnai, gal nuo tavęs pradėsiu. Tu, kadangi esi žmogus, kuris daug moko visus ir pats mokėsi kažkada, tai todėl... Aš labai daug mokausi pirmiausia. Jo, ir todėl... Ženkliai daugiau nei mokau, tarp kitų. Tai galime sakyti, arba mokaisi, arba daliniesi savo patirtimą, ar ne? Taip. Kas keičia vyrus gyvenime? Ar metai, tėvystė, moteris, pinigai? Bendrai mus ugdo sunkumai. Šiauriai paprasta viskas yra. Jeigu mes norim raumenų, mums reikia kelti svorį. Jeigu mes norim išminties, mums reikia problemų, kurias sprendžiam. Ir tėvystė yra ne išimtis. Tėvystėje būti yra sudėtingiau nei būti netėvystėje. Ta žino visi tėvai, kurie pabandė. Okay. Ir tai, kad yra sudėtingiau, tai nėra blogiau. Tai reiškia, kad tai yra procesas, kuriame mes augam, kuriame mes tampam kitokie. Tai... Kažkaip susidėjo, kad pas abu kažkoks, atrodo, vektorius vedantis. Augimo. Mes tokie kažkokie, derinamės gal pagal scenarijų, pažiūrėkite, ar taip ir buvo parašyta. Mes net aprangėlę suderinamai. Viskas. Bet gyvenime iš tikrųjų, vieni žmonės pasikeitė, vyrai, vieni pasikeičia prie skirtingų sąlygų. Pavyzdžiui, aš asmeniškai pasikeičiau po to, kai, sakykime, atsiradau kaip tėtis platformai ir dar labiau pasikeičiau, kai tapau verslininkas. Bet skirtingai. Ir tas yra iššūkis. Tu pagalvok, tu tapai tėtis. Iš karto patampa gyvenimas sudėtingesnis, kompleksiškesnis, nei nebūnant tėčiu. Ir ne visiems, bet tai yra ne visiems. Kai kurie tampa tėčiu ir jie būna tiesiog tėčiai, bet jie nesikeičia kaip žmogus. O kodėl jie turėtų keistis? Nenori keistis, nesikeičia. Gal jie gimė su šito pašaukimu būti tėvu. Turi tiek pat laiko, kiek turėjo. Turiu omeny, kad visiškai apleidžia vaiką ir tai jie... Nebūtinai apleidžia, bet žinai, jam tai yra kaip statistinis elementas. Einu savo gyvenimo keliu, įvyko vienas statistinis epizodas
įvyko ir aš toliau tiesiog einu savo toliau tą pačią... Tu negalėjai, kryptim. žinai, jeigu tu nebent esi tas tėtis, kuris esi biologinis tėtis, bet realiai nesi tėtis, nu tada galėjai tą pačią vagą. Jeigu ne, tu turi kitokį laiko kiekį dienoje. Viskas, ta prasme, tu jau nebeturi tiek pat laiko, kiek turėjai. Nu, negali nesikeisti. Parodykit man pirštu nors vieną žmogų, kuris tapo tėčiu ir visiškai nieko nepasikeitė, jeigu jis tapo tėčiu iš tikrųjų. Nu, tai yra, jisai yra tėvystėje, o ne tapau tėčiu, tai yra apvaisinau moterį ir daugiau nieko nežinau. Aš tai valdai tavo klausimį žiūriu tiesiog provokaciją ir viskas. Taip, aš noriu šiek tiek paprovokuoti, aš šiek tiek noriu paprovokuoti. Nu, Gerai. Tikrai, kaip, nu... Mes nepasiduosime. Ne. Tapsime, aš neįsivaizduoju, kodėl mes iš vis kalbam apie kitus, kurių nepažįstame. Nu, mano aplinkoje nėra nei vieno, kuris būtų tėvas ir nebūtų kažkaip pasikeitęs. Nu, tikrai nėra. Net tie, kurie nebeturi šeimų, bet vis tiek turi vaikus ir vis tiek jie yra pasikeitę. Nu, tai neišvengiamai. Čia kaip Damoklo kardas virš tavęs kabantis, žinai, viešpats pirštų smogia tavo galvą, tu tėvas. Nu, ir tu vienu atveju tėvas, kaip sako Arnas, tas, kuris, nu, vat, biologinis tik tai, o kitas yra, kur nu su to vaiku vienokį santykių turi, kur daugiau laiko turi arba turi mažiau santykių, bet vis tiek esi santykė. Tai santykis jisai pas iš savęs keičia tave kaip žmogų. Nu, kitaip būti negali. Klausimas į kurią pusę, ar į gerą. Skirtumas į kurią keičia. Aišku, viskas į blogą yra. O jeigu žmogų, vyrą, pavyzdys. Aš labai gerai dabar suprantu Arną, nors pats neturiu dvynių, aš turiu 3 vaikus. Kai atsiranda žmogaus gyvenime dvynukai, kai kuriuos tai gali nuvesti didelę depresiją. Vien dėl to, kai tu supranti, kiek tai yra didelės atsakomybės, kokia tai yra, na ir to pačiu rūpesčio našta ir kiek visko reikia aprėpti. Aš žinai, manęs klausė savo, kaip sunku auginti dvynukus. Mano atsakymas, aš jau klasikinį turiu, sakau, aš nežinau, kaip vieną auginti turiu. Kad įdirbęs jau. Aš tikrai nesu patyręs, kaip auginti vieną. Aš net termino vaikas labai retai naudoju, man labai sunku, kai šneku su žmogumi, aš sakau vaikai, tiesiog toksai. Bet čia vėl apie iššūkio dydį. Jeigu tas iššūkis žmogui būna, nu, ta prasme, jis ir taip buvo ant palūžimo ribos ir šalia dar yra iššūkių, nu, jie gali palaužti. Nu, tai yra, mums reikia tokio dydžio iššūkių, kad mus ugdytų, bet netokių, kad sulaužytų mus. Ir dėl to aš manau, kad tėvystėj būtų gerai ruoštis. Mes, pavyzdžiui, turėjom su Dovilė pasiruošimo etapą nesąmoningai ir aš nežinau, kas būtų buvę, jeigu mes nebūtumėm turėję to etapo. Bet tas etapas buvo todėl, kad mes negalėjom susilaukti vaikų ir mes turėjom milžinišką krizę ir santykių krizę tame tarpe ir prie to prisidėjo, kad mes negalėjom susilaukti vaikų ir aš žinojau, kad vaikai tai negelbės santykių ir visoj toj krizėj ir toj suirutėj mes sprendėm savo santykių klausimus ir po to, kai mes jau ėmėmės pagalbos, medicinės pagalbos, kad susilauktumėm vaikų, mes atėjome į tėvystę su visiškai kitokiu sąmoningumu ir su kitokiu vertinimu, kad jie atsirado pas mus. Ir aš tame tarpe kalbėjau su daug žmonių, kurie ėjo tuo pačiu keliu, mes ten bendraudom, nes ten tos procedūros ir ten susipažįsti, matai tos žmonės. Ir labai daug žmonių, kurie su dirbtinio apvaisinimo pagalba susilaukia vaikų, pasako labai panašius dalykus, sako, aš nežinau, kas būtų, jeigu mes būtumėm susilaukę vaikų natūraliai prieš, x metų prieš. Nes jeigu mes būtumėm susilaukę dvynukų su Dovilė tada, kai mes tiesiog sugalvojom, kad norim vaikų, aš manau, kad mes būtumėm vienas kitą išsiuntinėję labai toli. Nes biški kiti expectationai, lūkesčiai kiti. Mes buvom nebrandus, aš buvau nebrandus jaunuolis su gausybė iššūkių, bėdų, ydų, kurių net, žinai, ir dabar aš turiu gausybę iššūkių, bėdų, ydų, tik tai tiek, kad aš jas sprendžiu. Tuo metu net negalvojau jų spręsti, galvojau, kad visi kiti aplinkui kalti, kad čia Dovilė, čia dar kažkas kaltas. Ir, žinai, tokiam sąmoningume, kad atsiranda vaikai, jie ugdo, bet, kaip sakai, žinai, kartais tai tikrai palaužia santykius, palaužia psichologinę sveikatą, palaužia dar kažkurioje vietoje. Bet ir tie iššūkiai yra sprendžiami. Aš galiu pasakyti, kad jūsų susilaukimas vaikų, dvynukų buvo kaip išgelbėjimas jūsų poros santykių, ar atvirkščiai? Atvirkščiai visiškai. Tai, ką mes išsprendėm santykiuose, lėmė, kad aš galų gale sakiau, gerai, darom, nes aš buvau tas, kuris sustabdė, nes aš negalėjau turėti vaikų natūraliom priemonėm ir aš sakiau, aš dirbtiniu būdu nedarysiu, todėl, kad mano pretekstas buvo, nedavė Dievas, tai ir nereikia, bet iš tiesų tikroji priežastis buvo ta, kad mūsų santykiai buvo tokie, kur aš galvoju,
jie tik, neišgelbės vaikai. Tikrai neišgelbės. Aš tiek nesu naivus. Aš žinau, kad vaikai negelbėja santykių. Vaikai išryškina tai, kokie jau yra tie santykiai. Išryškina tam tikrus trūkumus dar labiau. Be abejo. Ir dėl to, kai mes išsisprendėm santykių klausimus, tai aš pirmas dalykas, tokį ultimatumą labai keistą buvau Dovilei pasakęs, sakau, galim grįžti kartu, bet tu žinai, kad mes neturėsim vaikų visą gyvenimą. Ir jinai sutiko. Jinai buvo sutikus, bet jin sakė man po to, kad aš, galvojau, kad pakeisi nuomonę. Toks vabank žaidimas, žinai. Bet ir jinai teisi buvo. Ir aš už jos išmintį esu jai labai dėkingas, nes jinai suprato, kad tai yra mano būsenos dalykas, o ne mano, žinai, giluminis įsitikinimas. Jin suprato, kad aš, mano patirtis, kad aš augau be tėčio, buvo ta, kad aš norėjau vaikų, aš norėjau tėvystės iš principo. Tik tai aš žinojau, kad jinai negelbė santykių. Ir kažkada, kai mūsų santykiai tikrai pradėjo, žinai, atsigauti, kai po visų praktikų, kurias taikėm, aš pradėjau matyti, kad gal tikrai vaikų. Ir tada jau ir medicininės pagalbos, žinai, priėmimas atrodė visai normalus. Vyras per gyvenimą turi padaryti 3 dalykus, ar ne? Pastatyti namą, užauginti sūnų ir pasodinti medį. O ką šiuolaikinis vyras turi padaryti šiais laikais? Ar tie patys kanonai išliko, ar dabar viskas kitaip? Tu, kadangi su santykiais esi ganėtinai įsigilinęs, daug porų matęs, daug išgydęs porų, gal galėtum pakomentuoti? Galėčiau. Kitaip yra viskas. Aš manau, kad senieji tiek, nors aš pats esu labai to klasikinio požiūrio į santykius, nepaisant to, aš matau, kaip viskas yra pakitę. Ir pagrindinis dalykas, ko praeityje arba tam senajame požiūrėje, net ne klasikiniam skysio senajame požiūrėje nėra, tai lygiavertiškumo dažnu atveju. Vis dėlto mes esam išsivystę kaip patriarchalinė tokia visuomenė, kur ten vyras čia nusprendžia, pastato sūnų užaugino, būtent sūnų, o jau dukra kuo blogai. Ir nes ir manęs klausė, sako, tu, kaip tau pasisekė 2 sūnus, o kuo man būtų nepasisekė, jeigu būtų 2 dukros, ar ten dukra, ta prasme, come on, tai yra man svarbiausia, kad vaikas, kad sveikas vaikas, kad jis augtų, nes tai yra žmogus. Tai iš tos pusės žiūrint, mano galva, vienas svarbiausių vyro uždavinių yra ir moters tame tarpe išmokti išlaikyti lygiavertiškumą ir parodyti pavyzdį, kaip mes sugebam bendrauti nežemindami vienas kito, arba atsiprašyti, jeigu žeminam, brėžti ribas, kad manęs nežemintų ir taip toliau, kad mes gebėtumėm išbūti normaliam santykiam. Mano galva, didžiausia dovana, kokią galim padovanoti vaikui, tai yra parodyti santykius tarp 2 žmonių. Pavyzdį. Modelį. Ir, žinai, tas modelis yra toks, kad ir čia net nėra svarbu, ar, žinai, pora išsiskiria, lieka kartu. Esmė ta, kaip bendrauja. Aš esu matęs porų, kurios išsiskyrusios ir viskas yra, pats santykis yra netraumuojantis vaiko. Ir aš esu matęs porų, kurios yra kartu dėl vaiko, netgi kartais sako. Ir tas vaikas kankinasi, žinai. Vienas gražiausių atsiliepimų mano gyvenime buvo tada, ir jis yra iš vaiko, ne iš suaugusio žmogaus, apie santykius. Kad sako, man mama, aišku, perpasakojo, ten buvo 10 gal metų vaikas, sako, su ašarom vaikas dėkojo už tai, kad per gimtadienį galų gale mama su tėčiu gebėjo kartu praleisti dieną su vaiku. Okay. Ir tai yra kažkas tokio, žinai, taip jie yra išsiskyrę, bet tai yra kažkas, ko vaikas troško nuo vaikystės, kad mama su tėčiu galėtų būti vienoje patalpoje. Man ateina 30-40 metų žmonės ir sako, aš nebijau per vestuves, kaip atrodys keksiukai ar ką vedėjas pasakys. Aš sako, bijau, kaip mano 2 tėvai bus vienam kambarį. Juozai, tavo situacija galbūt kažkiek reflektuoja į Arno žodžius, kaip tavo šeimoje yra, kaip vaikai šitoj, ar jie yra kažkur kažką pasakę, galbūt, žinai, nes jūs kaip ir išsiskyrę, kaip jūsų vaikai? Mes ne kaip ir išsiskyrę, mes visiškai išsiskyrę. Mes visiškai išsiskyrę ir vaikam, jie dabar paaugliai yra. 14-16 metų, tai, aš kiek suprantu, jie tik tai dėliojasi šiuo metu dalykus apie tėvų santykius. Ir procesas šiaip po gero visą gyvenimą jisai vyks. Šiuo metu galbūt jiems atrodo, kad jeigu aš gerai esu išgirdęs, tai jiems atrodo, kad labai gerai,
kad mes nesame kartu, bet esu tikras, kad viduje vis tiek yra kažkoks tai pyktis dėl to, kad mes nesame kartu. Mano galva, kad kiekvienas vaikas nori, kad jo tėtis ir mama būtų su jais, kartu su vaikais, kartu leistų laiką. Man taip atrodo. Net jeigu tie pykstasi tėvai karts nuo karto ir neadekvačiai, bet vis tiek, ko gero, kažkokia tokia idėja yra, kad kartu vaikas galbūt saugesnis jaučiasi, kada turi ir tėtį, ir mamą šalia. O kodėl tu sakai, kad jie tikriausiai, sako gerai, kad jūs ne kartu? Nežinau, reikėtų jų klausti. Nežinau atsakymą. Nes Galbūt jiems atrodytų, kad jeigu mes būtumėm kartu, kad būtų nuolatiniai konfliktai, nuolatinė įtampa. gal jie supranta, kad nelabai šitas tėtis su mama suderinami? Vadinkim, mažai sutarė ir galbūt yra, nežinau, su mama, su kitu vyru, tėtis su kita moterim gal labiau sutars ir tada santykiai tarp tėčių ir mamos bus geresni. Oi, nežinau, žinok, Man tik tavo nuomonė įdomu, žinai. Tai mano nuomonė yra tokia, kad dalykai keičiasi, o dar labiau keičiasi požiūris į tuos dalykus. Ir jie, Arnas kalbėjo, man labai patiko jo atviras toks pokalbis, kad jisai kalbėjo apie tai, kad mes galime savo santykių dalyką išsakyti iš būsenos ir galime išsakyti todėl, kad yra mūsų požiūris, mūsų vertybės tokios. Tai kai tu esi vaikas, tai keičiasi ir keičiasi labai dinamiškai, labai greitai ir čia vieną dieną pasakei tą, užtikrindamas ir save, ir kitus, ir po poros savaičių yra truputėlį kitaip, o po poros metų dar labai kitaip. Man yra kitaip, nors aš esu pusamžis vyras, man yra kitaip, tai ko aš galiu norėti iš vaikų? Nieko. Jų požiūris keisis, mano nuomonė. Žinai, kai santykiuose būna ateina žmonės ir sako, aš nebenoriu spręsti santykių, noriu ten, pavyzdžiui, skirtis, ar ne? Tai man labai įdomus klausimas būna vis laiką, turit vaikų? Sako, turim. Sakau, tai, kad jūs skirsitės, visiškai nereiškia, kad santykis tarp jūsų pasibaigia. Jeigu jūs turit vaikų, jūs būsit santykę keliasdešimt metų. Santykio sprendimai, nebūtinai jūs turite likti pora, nebūtinai jūs turite likti, žinai, santuokoje, bet santykis tarp dviejų žmonių, bendraja prasme, gebėjimas nemenkinti vienas kito gebėjimas, atsiprašyti gebėjimas, prieš ribas gebėjimas, jisai išlieka visą laiką. Išlieka su visais žmonėms, su visa komanda, kaip mes dirbam, kaip pagarbiai vienas su kitu bendraujam. Tėvų užduotis, netgi jeigu jie išsiskiria, išlaikyti žmonišką, adekvatų santyki bent jau vaikų akivaizdoje, tam, kad vaikai bent jau tą tęstinumą kažkokios... Bet aš iš karto prikipsiu, aš nemanau, kad įmanoma išlaikyti bent jau vaikų akivaizdoje. Man patiko Juozo mintis pačiai pradžioje, kai jis sakė, aš negaliu būti laimingas tėtis, jeigu nesu laimingas žmogus. Aš negaliu vaikų akivaizdoje apsimesti, nes vaikai supranta ženkliai daugiau nei mes matom. Vaikai tokius dalykus man pasako apie praeitį, kur aš galvoju, tik jūs dar neturėjote žinoti, bet jie žino jau. Jie žino, iš kažkur išgirdi yra tarp eilučių, niekada nesupasakos, kad mano tėtis yra nusižudęs ir jie žino tai. Man vakar, tiesiog iškilo, kad man vakar, jie sako, bet tėti, jeigu tu pats pasitraukai ten iš gyvenimo kažkaip, tada jau pasivelinius eini. Ir aš sakau, bet tavo tėtis sako, ir aš galvoju, iš kur jie žino. Niekada nepasakau. Tai prisimenu, jie per jauni, mano galva, dar kalbėtis apie ten. O tavo tėtis nusižudęs yra prieš kiek metų? Man buvo 20 keli metai, tai čia 20 metų. 20 nėra, gal 14 metų atgal. Bet aš santykių didelio neturėjau su tėčiu. Matai, tokia yra šiek tiek kitokia pozicija, nes išaugau be tėčio ir jis ten šiek tiek buvo to santykio periodinio. Aš 10 metų susipažinau su savo tėčiu. Nelabai daug ką tikriausiai gali pasakyti. Bet už tai aš turiu vidinį įsitikinimą vertybę, žinai, būti savo vaikams tėčiu. Ir ko nedaryti. Ir žinai... Spręsti problemą labiau, o ne pasiduoti ją, ne? Kaip rezultatui. Dar, man čia yra didžiulė vertybė, didžiulis noras. Kai manęs klausia vaikai savo, ko tu nori, netgi dabar pats pridėjo sakyti, kažkaip, sakau, ko jūs norit būti, sako, aš geru tėčiu norėčiau. Profesija nauja. Iš manęs turbūt išgirsti. Kada vyras tampa subrendusiu vyru? Iki šeimos sukūrimo, po šeimos sukūrimo ar po vaikų atsiradimo? Oh my god! Su pirma, Arnais stiprus, pagarba, aš santykių su tėvu irgi neturėjau, nors mano tėvas buvo gyvas ir man to ryšio labai reikėjo, aš jo ieškojau, labai bijojau, tai tarsi tokį nusišalinimą jaučiu, nuo to, kaip tave paveikia tavo tėvo savižudybė, tai
man atrodo, kad kol kas taip tarsi saugai save. Manau, kad Jo. vis tiek kažkaip tai ir gana stipriai tai pjausto. Tai Aš sutinku, žinok, nes aš net pats ieškau atsakymų, nes aš labai dažnai galvoju, kodėl aš neturiu labai didelių tokių, didelio emocinio jautrumo tam klausimui, ar tai yra gynybinė reakcija, bet žinai, viskas procese yra. Aš esu tam tikrose praktikose dalykų, tokių, dėl ko kaltinau dirbęs su psichologais. Ir, kai kurie dalykai man paaiškėjo, kai kurie dalykai iki šiol nėra aišku. Ar gali būti tai, kad tu nejauti tokio didelio ryšio netgi tokiams, tikrai jautriam klausimui vien dėl to, kad neturėjai ryšio su tėčiu? Tikriausiai, bet čia, žinai, lengviausias paaiškinimas, kad neturėjau ryšio, dėl to manęs taip stipriai tai nedaro įtakos. Bet gal tai ir gynybinė reakcija. Aš iš tiesų dabar jūsų klausau ir, žinai, nesu toli nuo jūsų. Mano tėtis yra gyvas, nenusižudė, bet aš nuo 11 maždaug metų, grinai, kai prasideda tas poreikis berniukui turėti tėtį, mano tėvai išsiskyrė ir ten labai dramatiškom sąlygom ir buvo ir smurto visokių buvo reikalų. Ir aš suprantu, kad aš irgi augau be tėčio ir kaip Juozą išvilinau, kad reikėjo, tuo metu labai buvo tas metas, kai man reikėjo patarimų, buvimo kartu, darbelių darymo grinai su tėčiu. Ir tas, tikriausiai formuoja žmogų ateityje, bet kita vertus, klausimas, tu augai su mama ir, atsiprašau, su močiute. Ne, aš su mama ir seserimi. Su seserimi, jo, su dviem moterim. Tai buvai apsuptas labai tokio feminininio, tos auros, ar ne, su mamom, švelnumo ir panašiai, bet tu neužaugai toks labai moteriškas. Tu vis tiek... Aš užaugau ir yra netgi toks terminas nice guy syndrome vadinamas arba mielo vyruko sindrom, tai žinai, kategorijai priskiriamas, kai tu po to tiek stengiasi ir galvoji, manęs nevertina, iš tikrųjų, tai po to slypi tas toks, žinai, paslėptas planas, kad aš tiek stengsiuosi, kad jūs dėl manęs stengtumėtės ir nebrėži ribų ir iš to ir santykiai po to griūva, kai negebi pasakyti, ko tu iš tiesų nori, kai kiekvieną kartą, kai ką nors pasirenki ir antrai pusiai nepatinka, tu pradedi kažkaip bandyti pataikauti, kažkokiu būdu pralinksminti, kai negebi išsakyti, tiesiog savo nuomonės, keiti temas, jeigu antrai pusiai nepatinka. Tai aš toks buvau ir tai privedė prie santykių krizės mus. Ir aš atsimenu, klausai, kas ugdo sunkumai. Buvo tiek sunku, kad aš tada nusprendžiau, kad reikia kažką daryti. Ir aš pradėjau ieškoti atsakymų. Skirtingai nei su tėčiu, nemanau, kad visus atsakymus esu radęs. Ir su santykiais nesu visus radęs, bet aš ten atsakymų radau. Ir aš supratau, kur mano savivertės iššūkiai, kaip aš tapau tuo mielu vyruku, kaip tai reikia keisti. Ir aš ėmiausi labai ryžtingų sprendimų. Tiek mokymų prasme, tiek terapijos prasme, kad viskas keistųsi. Ir drąsiai galiu pasakyti, jeigu įmam, žinai, kai žmonės ten ir sako, aš nežinau, čia neišsprendžiama. Tai yra išsprendžiama ir iš šono, tu žiūrėdamas, sakai, tu neužaugai tokiu. Aš užaugau ir keičiausi po to, jau užaugas. Va štai Arnas ir įvedė į dalykus, apie kuriuos aš čia prieš kokias 5-7 minutės galvojau. Kalbėjo apie tai, kad klasikinis senasis, kaip Arnas pasakė, požiūris yra vyras turi namas, medis, vaikas arba sūnus, ne? Tai mano galva, šiuolaikinis, ypatingai Lietuvos tos posovietinis vyras, visų pirma, turi būti drąsus. Drąsus kreiptis pagalbos. Drąsus prisipažinti, kad tos pagalbos reikia. Drąsus eiti į terapiją. Ilgai eiti į terapiją. Drąsus būti... Ne į vieną sesiją, ne? Ilgai, tai turi būti metai. Eiti į asmeninę, eiti į grupinę. Turėti drąsos būti atviru. Aš tai jaučiu iš Arno atvirumą, jis mane tiesiog žudo tas atvirumas. Aš bijočiau tiek kalbėti, kiek jisai šneka. Taip atvirai ir atrodo toks pažeidžiamas gali būti. Ir čia yra drąsa. Būti su savo žaizdom, su viskuo. Ar mano požiūris dabar į tai, kad Arnas yra sužeistas ir aš atvirai girdžiu, kad jisai pulsuoja tos skausmus, tai savo išgyvenimais, ar jis man nuo to yra dabar kažkoks tai prastesnis? Ne. Jis man yra pavyzdys. Būt
turėti drąsos, būti atvirumo pavyzdžių. Tai mano galva, ko reikia šiuolaikiniam Lietuvos vyram. Tikriausiai yra sunkiausias pats pirmas žingsnis. Tai yra Nežinau, kad nežinau, kaip alkoholikas ar ne, jisai, jam yra sunkiausiai pripažinti, kad jisai alkoholikas, taip retas. Statistiškai vyrai tikrai nešneka, dabar nešneka su niekuo. Aš, kadangi būna taip, kad ateina, bet čia jau tie, kurie ateina kalbėtis. Ir jie pasakoja, kad sako, aš tau pasakysiu dalykus, kurių niekas nežino. Ir aš suprantu, kad jie nei draugam yra sakę, nei tėvam, jie niekam nėra sakę apie savo sunkumus. Tikrai ne. Apie skausmus, apie naštą, kurią jie jaučia, apie įtampas, didžiulės įtampas. Bet apie tai nieks nekalba. Mes kalbam, jo, bet apie tai nieks nekalba. O Arnai, aš kaip tik į tą pačią temą, kai pas tave ateina poros dėl santykių krizės, kas dažniausiai pas tave kreipiasi pirmas, vyrai ar moteris? Nustebtum, bet turbūt, žinok, panašiu kiekiu, žinai, labai, aš skaičių žmogus esu. Sekamumas, pavyzdžiui, Instagrame yra kokie 87 ir 83% moteris, neprisimenu, ir 14% vyrų. Bet kiekis, kiek vyrų ir moterų kreipiasi, yra vienodas. Tai net sakyčiau, kad daugiau vyrų, nes žinai. Vyrai daugiau kreipiasi? Dėl santykių. Bet taip yra todėl, kad aš atvirai apie tai kalbu. Tai taip yra todėl, kad aš nesistengiu piešti fantastinės kažkokios iliuzijos. Aš kalbu apie realybę, apie tai, ką aš išgyvenu, apie tai, kad santykiuose yra iššūkių, kad ir mes nesam tobula pora, kur nėra konfliktų, nėra dar kažko. Tai yra, visa tai yra procese, kad tu nuolatos turi spręsti, kad tu nuolatos turi augti. Ir žmonėm atsiranda drąsos ateiti, kad tu neteisi už tai. Kad aš nepulsiu. Vertinti. Jo. Čia gerai, čia blogai, čia vyriška, čia moteriška. Ir man tam truputėlį nepatiko, kai tu pasakai, kad Arnas augo truputėlį ne feministė, o moteriška aplinkoje. Mes nežinom, kas yra moteriška ir kas yra vyriška aplinka. Ir leiskim savo nežinoti šito. Tiesiog, mano galva, nėra svarbesnio žmogaus vaikų negu mama. Ir tiesiog nėra. Vyras yra žmogus, nesvarbu, tiesiog svarbiausias dalykas yra mama. Vyras yra dalykas, kuris gali būti ir žiauriai gerai, kad jis yra. Esmė yra moteris, mama. Tai, kiek suprantu, patį svarbiausią dalyką Arnas gavo. Ir ko gero dalykai, kuriuos jis dabar naudojasi, kurie jį atvedė iki šito taško, buvo gauti ko gero kažkokiu tai būdu iš to, kas buvo padėta būtent tos aplinkos, mamos, močiutės, sesės, dar kažko. Ir tai yra labai gerai. Tai yra esmingai gerai. Bet ar keičiasi vaikų poreikiai, tarkim, iki tam tikro amžiaus, sako berniukai, aš pats, kai auginu iki 14 metų, tai aš žinau, kad kai buvo vaikas, berniukai, jie buvo iki tam tikro amžiaus, ten maždaug kokių 3 gal metų, jie mane sunkiai priimdavo, sakydavo, mama, kai tik tais mama šalia, manęs tarsi nereikia, tik pas mamytę, kai mama išeina, aš tada būdavau pats geriausias, reikalingiausias pančiai. Ir man žmona pasakiusi, palauk, išlauk savo laiko, ir tu būsi reikalingas. Ir taip ir atsitiko, kai jie paaugo iki tam tikro amžiaus, negaliu atsakyti iki kokio amžiaus, bet tada atsirado didesnis poreikis tėčiui. Aš visada keliu. Berniukams. Aš turiu klausimą, berniukus, aš turiu klausimą, aš nežinau atsakymą, čia nėra mano kompetencijos rytis, bet aš esu girdėjęs, kad į legionus senovėje imdavo nuo 5 metų ruošti berniukus ir iki 5 metų jie būdavo dar su mama. Ir kai kartais netgi vyrams nerodydavo vaikų iki 5 metų. Nereikalingas. Bet čia yra tikrai iš to senovinio požiūrį. Tikrai. Ir man įdomu, ar šie 5 metai tiesiog buvo šiaip sugalvota, ar jie turėjo kažkokį, žinai, toks pastatys berniukas jau vis tiek jau 5 metai. Patyrė, nes dabar, pas mane, tas 5 metų gal yra lūžis, nes jie 5 metų ir žiūriu, kaip, žinai, čia. Ar keičiasi kas nors, ne? Man smalsu tiesiog, aš nežinau. Nereikia abiejų tėvų. Faktas, kad reikia abiejų tėvų, bet esmė vis tiek bus mama. Abiejų reikia. Tai ir mano galva, kodėl mes Lietuvos vyrai, būtų fainai, kad turėtumėm drąsos ieškoti pagalbos ir terapintis. Todėl, kad mes augam aplinkoje, kultūroje, kur tas kažkoks tai vyras yra neapibrėžtai, bet kažkoks tai toks. Statantis namą, ten gerintis, norintis sūnaus, nekalbantis, kažkoks tvirtas. Kodėl jis negali būti tiesiog žmogus? Tiesiog žmogus. Verkiantis, turintis didžiulį skausmą, traumą,
Kodėl jis negali būti tas žmogus, kuris kalba apie tai, kuris karts nuo karto yra supykęs ir atsiprašo dėl to, kad yra supykęs, kad kai jį įžeidžia, kai jis pasako, blemo, man tai nepatiko, man tikrai skaudėjo, kodėl jis toks negali būti? Jis gali būti, bet jisai gali būti tik tai tada, kada mes, tiek moteris, tiek vyrai, nuleisim būti savo tiesiog žmonėm, ne tais, kurie mums vaikystėje kažkaip tai paauglystėje ten dėl tų įtampų tarp lytinių ir ypatingai grupelėse suformuotų kažkokių tai, kaip mes turėtume elgtis. O jeigu tiesiog, leis savo būti žmonėm, su visu to spektru jausmų, Ir man privalumais atrodo, ir gal kažkaip trūkumais, ir ar ne? būtų lengviau. Man atrodo. Ir tada nereikėtų skirstyti, čia moteriška, čia vyriška, čia yra Bet žmogiška. žinai, pirmiausia, turbūt turim leisti patys savo. Nes čia, žinai, iššūkis, kuris yra, kad mums atrodo, kad mūsų visuomenė tai neleidžia, arba kažkas aplinkui, bet neleidžiam pirmiausia mes patys savo. Mes ir esam ta visuomenė. Nes kai tu pradedi apie tai kalbėti, tai pasirodo, kad nėra taip baisu ir kad tai nėra kažkas žeidžiančio tave. Kokios vertybės jūsų šeimuose buvo arba yra diegiant vaikam? Kokias vertybės diegiat savo vaikam? Juozo gal biškelį situacija yra kita, kadangi jau yra išsiskyrę, tai klausimas, kokias Tai aš jau diegia prastesnis prieš tai? tėvas, ar gerai supratau, ne? Ne, Juozai, Ne, neteisingai ar supratai. tu sumenkinai, ne? Aš jau čia... Visiškai ne. Ne, Nes tai- kai buvo santuokai, buvo vienokios vertybės, kai statusas pasikeitė, galbūt tas vertybės keitėsi, galbūt. Aš nežinau, žinok, mano galva žodis vertybės, mano atveju gal šiaip nelabai tinka. Yra dalykai, kaip ir aš minėjau, kad jie yra procese, viskas yra procese, nuolatinis kažkoks toks kismas ir, ką žinau, man atrodo, kad aš su vaikais stengiuosi būti, maksimaliai, kiek galiu būti atviras. Aš ir verkiu, aš ir pykstu, aš atsiprašinėju. Nebijai aš ašarų prie vaikų stengiuosi. būti toks, koks esi tą akimirką. Kai kuriuose situacijose labai blogai yra, nes kada pamato tėvą apimtą isterijos, tai ko gero nėra labai geras pavyzdys. Tai kažkiek tai save pakontroliuoti, tai būtina. Tikrai turi suprasti, kokį tai įspaudą gali palikti tavo vaikam. Bet iš esmės mano pagrindinis dalykas, man atrodo, kad aš stengiuosi būti atviras. Ar čia yra vertybė ar ne? Ką žinau, aš tiesiog taip gyvenu. Šiandien taip gyvenu. Rytoj, nežinau. Vakar, ko gero irgi taip pat buvo. Bet jeigu tu paklausi prieš 30 metų, ar buvo taip pat, ko gero aš tą ir žodį atvirumas visai kitaip būčiau supratęs. Tai toks, žinai. Aš mėgstu, žinai, žiūrėti labai tokiai realybėje akis ir ten vienas iš klausimų, kurį pradiskutuojam kartais su kitais tėvais, ar rodyti vaikams, kaip pykstamės, ar daryti už uždarų durų maždaug, prie vaikų. Aha, geras Sakytume, momentas. ir tada jau miegamajam kažkur ten jau išsišnekam, ar ten pakeliam balsą. Tai aš esu už tai, kad vaikai matytų realybę ir už tai, kad jie pamatytų konfliktą, bet labai svarbia sąlyga, kad jie pamatytų ir kaip tas konfliktas yra sprendžiamas. Tai yra, kad jie matytų ne tik, kaip aš pakėliau balsą, bet kaip aš ir atsiprašau Dovilės. Kad jie matytų, kai aš pradėjau savitvardą ir ten kažkurioje vietoje pakėliau prieš jos balsą. Žinai, buvo tokia situacija, kažkada aš likau vienas su vaikais vakare. Dovilė turėjo būti kažkur kitur, ligoninė kažkur vežė. Ir su 2 vaikais tikrai buvo sunkus vakaras, darbų daug. Praradau savitvardą, apšaukiau juos, nes jie kaip velniai elgėsi. Tai būna su vaikais. Ir jie kaip šilkiniai pasidarė. Ir aš jaučiu, kad yra negerai. Aš esu galios pozicijoje, matai, man lengva jos apšaukti. Prieš vakarą mes turim tą tokį tradiciją, kad aš paskaitau pasaką ir vaikai įdomi sako, tėtė, bus šiandien pasaka. Ir aš jau suprantu, kad negerai jau. Ir aš galėčiau nieko nedaryti. Aišku, sakau, bus pasaka, ateinam skaityti pasaką ir aš viduje jaučiu tą pyktį dar, kad jie ten taip elgėsi ir negaliu atsiprašyti. Bet galvoju, reikėtų. Sakau, išsirinkit pasaką, išsirinka knygutę apie vertybės. Gerai, paskaitau apie tas vertybės ir galvoju, galėčiau nieko nedaryti, ką jie man padarys. Bet turbūt logiška būtų, čia turbūt kritinis momentas atsiprašyti. Ir aš sakau, vaikai, aš norėčiau atsiprašyti, čia nėra elgesys, kurį aš norėčiau skatinti ir aš tiesiog buvau per silpnas ir praradau savitvardą ir atsiprašau, kad taip dariau. Ir Nojus iš karto sako, tėte, aš irgi tavęs atsiprašau. Aš irgi iš karto. Aras toks nėra, jis gulėti. Ir aš šiandien sakau, labanaktis vaikai. Ir Aras sako, tėti, sakau, ką? Aš tave myliu. O.
Ir čia yra, kaip greitai išsisprendžia visi. Aš noriu, kad jie matytų tą realybę. Aš nenoriu apsimesti, sukandęs dantis, būti piktas, bet nepasakyti. Aš noriu, kad jie turėtų įgūdžius, kad ir jie praras savitvardą kartais. Ir jie mokėtų atsiprašyti. Iš tikrųjų, ne tą atsiprašyk. Man geriausias buvo visai neseniai mano vyriausiasis, kai buvo kažkokią progą ir aš padovanojau jam kažkokį daiktą ir mes ir būdavo ir pykstamės visai paauglystę. Ir per tą kartą, kai jis tiesiog priėjo prie manęs, man tai buvo, čia visai neseniai buvo, prieš kelis mėnesius, jis priėjo prie manęs, jis mane apkabino, nežinau kaip stipriai, ir jis man pasakė, tėti, tu esi pats geriausias pasaulyje. Čia kažkas tokio, žinai, kur. O tai. Sorry. Bet Bet mums tas labai svarbu yra, įsirėžė. mums svarbu yra vaikų vertinimas. Nu tai jau kaip kitaip. Svarbu. Tai va, tai tokie va dalykai iš tikrųjų išmuša iš vėžių visom prasmėm. Ir vaikai yra gerai. Ne veltui Juozas yra kažkada pasakęs, kad, man atrodo, jeigu neklystu, yra kažkada pasakęs, linkiu vaikų visiems vyram. Tai taip. Esi jau dar pasakęs. Taip, esu garbės žodis. Taip, čia aš esu tiksliai pasituotas. Ir spaudavai pasakęs, taip, kažkas tai straipsnis buvo kažkoks ir tu parašėjai, visiems vyram linkiu, nežinau, kiek tų metų tada buvo, kokiam tu sąmoningume šeimos statuse tu buvai, bet tada tu esi tą pasakęs. Man atrodo, kad jau buvau išsiskyręs ir čia nebuvo taip seniai. Manau, kad čia nebuvo. Aš tikrai nepasakysiu kada, bet tai nebuvo kažkaip užparitam dešimtmetį. Manau, kad čia buvo kažkada tai iki 50-mečio. Aš manau. Tai kodėl aš linkėjau? Todėl, kad tai kažką tai nuleidžia apie save suprasti, kažką pamatyti savyje. Nežinau, ar čia pavyks man taip gražiai kaip Arnas privesti, bet aš pasistengsiu. Tiek aš kalbam apie kažkokį tai, tipo, kad visas gyvenimas yra nuolatinis kismas, procesas, bla 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 bla, bet vienas dalykas, kuris padeda, suteikia, tiksliau nepadeda, o suteikia tau šansą pažiūrėti į dalykus, kurių tu net nemanei esant tavyje, būtent yra vaikų atsiradimas. Atsiranda vaikas tavo santykiuose su mylimu žmogus. Gerai, nebūtinai kiekvienu atveju mylimu žmogumi. Atsiranda vaikas, atsiranda dar vienas žmogus, kuris turi kažkokį tai interesą. Ir pradeda lysti iš tavęs įvairiausi dalykai, kuriuos gali paskui vadinti sliekais, schizmom, ten dar kažko. Ir jeigu nebūtų atsiradę to vaiko, tu nebūtum sužinojęs, kad tai yra. Reiškia, tu nebūtum turėjęs galimybių pasižiūrėti į save veidrodyje, tikrame veidrodyje, o ne tame veidrodyje, kuris įvaizdavai, kad jisai gali būti. Tai vaikas yra tavo šansas būti su savim tikruoju. Man atrodo taip. Bet aš iš tikrųjų pasakysiu, man atrodo, kad vyras, jeigu jisai yra normalus vyras, o ne mužlanas. Jis yra mužlanas. Vyras toks, žinai, tarybinis toks, reikia mušti, tada tai reiškia, tu myli, žinai, reikia būti tokiu, žinai, tai mužlanas. Jeigu kalbam apie tikrą vyrą, minti, žinok, bet manau, kad dabartiniai vyrai yra kitokie. Anksčiau buvo žmonės tokie, kurie jie suprasdavo viską taip per skausmą, per patirtį, per tvirtumą, o dabar yra, kaip Juozas gerai pasakęs, yra dabar biškelį reikia būti natūraliu, savimi, eiti taip, kaip jautiesi, taip ir parodyti, ir nebijoti parodyti. Ir aš esu verkęs prieš vaikus ir visaip kaip. Ir, tai yra tiesiog taip. Aš kažkada supratau, aš savo niekada to neleisdavau, bet buvo tiesiog toks laikotarpis, kai leidau. Ir tiek. Matai, tas visas, kaip mužlanas, tas visa fasadas, kad aš čia labai stiprus, aš čia labai kietas, aš čia mušuosi, taigi po to slepiasi skausmas. Akivaizdžiai slepiasi skausmas. Ir tai yra vaikas vyro tokio mužlano kailyje, žinai, kuris rodos. Tai tu prieš tai klausėjai, kada tampama vyru, čia susilaukus vaikų ar kažkada. Tai kai kurie gyvena iki gyvenimo galo, taip mano galva ir netampa vyrais.
nes taip nepripažįsta to, kad man reikia pagalbos, taip nepripažįsta savo skausmų, su kuriais reikia dirbti. O pagrindė, mano galva, vat, tas vyrų tapimas yra susijęs net nelabai su vaikais, susijęs su to, kad tu galų gali prisiemi atsakomybę už savo gyvenimą, kad tu prisiemi atsakomybę už tai, kas tu esi. Bet tai čia gal ne apie vyrą šiuo atveju eina kalba. Apie Čia žmogų taip, apskritai. apie brandą. Tu tampi žmogumi subrendęs. Ir vat, vat, kada jau perlipai tą ribą brandos, tai vat, ko gero tada, kai tu nebe aplinkos esi valdomas, nu, nežinau, tiesiogiai ar netiesiogiai, kad tipo, čia jie kalti, bet pala, čia aš, čia mano, čia apie mane. Man to reikia, aš esu atsakingas. Tai ir nėra svarbu ta lytis, vyras, moteris, tiesiog atsiranda branda. Tai aš šiaip, man nepatinka, žinok, čia vat karts nuo karto būti vyru, aš suprantu, kad laida vadinasi kažkaip tai apie vyrus, bet man čia labiau apie žmogų yra, bet argi būtų blogesnė moteris dėl to, kad jinai vat lygiai taip pat būtų jautri kaip mes. Nu ne, tai nėra vyriška, tai nėra moteriška, tai yra tiesiog žmogiška. Laida labiau yra apie tai, kad vyrai nekalba ir, žinai, mes šiandien čia visgi kalbam visaip kaip ir panašiai. Ir tuo pačiu be galo įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie skirtumus poroj. Įsivaizduokit, kai pora, yra daug tokių atvejų, kai pora labai skiriasi pagal politinius, religinius, seksualinius kažkokius įsitikinimus ir panašiai. Ir ką reiškia tuomet porai, vyrui, moteriai, verta ten stengtis dėl tokių, jeigu yra didelė meilė, ar tiesiog paleisti, nes tai yra tam tikri kertiniai dalykai, kurie kartais gali būti didelis barjeras. Santykiai yra skirtumų valdymas, nuolatinis skirtumų valdymas. Tai yra santykių esmė. Jeigu mes negebam valdyti skirtumų ir bandom susirasti kažkokią tobulą antrą pusę, kuri tiesiog būtų labai panaši, nu gerai, tai gali būti 3 mėnesių romanas, kur būsit labai panašus ir džiaugsitės, bet jeigu mes kalbam apie 20, 30 metų, 40, 50 metų kartu, come on, atsibuskim. Prieš 10 metų aš nebuvau toks pat, kaip esu dabar. Dovilė nebuvo tokia pati. Mes prie viso to, kad jau ateinam skirtingi, mes dar keisimės ir tos skirtumus reikia, va čia yra pagrindinis įgūdis, kuris reikalingas santykiuose ir kai klausia, ar mokytis, tai be to nebus ilgalaikių santykių iš vis. Be skirtumų valdymų. Be gebėjimo priimti skirtumus, be gebėjimo brėžti ribų, be gebėjimo suprasti, kas man iš tikrųjų svarbu, kas kitam žmogui, be gebėjimo lygiavertiškai vertinti kito žmogaus poreikius kaip lygiaverčius saviškiams. Aš kalbėjau kaip tik labai panašią temą čia prieš 3 gal 4 dienas su mylimąja apie tai, kad atsakau, įsivaizduok, kad aš dabar būčiau antivakseris. Vat tu gyventum su manim ar ne? Sako, žinai, sako, o mano giminiai, sako, yra pora. Vienas yra pagonis, ten raganius, o kitas yra krikščionis totalus. Ir sako, ir jie gyvena. Ir sako, be problemų jie gyvena. Ir vaikų turi. Tai ko gero yra kažkas tai esmingiau negu mūsų pačių susigalvoti kažkokie tai vertinimai. Aš, pavyzdžiui, grupėje esu su žmogumi, kuris yra, taip liaudiai vadinamas antivakserius. Nu ir kas? Nu jis antivakserius. Nu ir kas? Kaip tai, manęs tai niekaip nežydžia. Man yra problemos, kai kažkas yra prieš Ukrainą, nes čia yra esmė. Man yra būti laisvu ir stovėti už laisvę, man yra esmė. Va čia man yra. Bet jeigu mano mylimoji staiga pasakytų, žinai, aš esu už huilerį. Ar tai tikrai kažką tai keistų mano gyvenime? Atgalvoju. Manai nekeistų? Vat nežinau. Tai yra vieni ryškiausių konfliktų. Aš žinau porų, kurios turi tą išsiskyrimą, kuris nebuvo ryškus, kol neįvyko konfliktas, kol Rusija neužsiėmė agresiją, žinai. Ir atrodė viskas, koks skirtumas čia, šiek tiek ten. Ir po to pasidarė esminiai skirtumai. Ir tikrai tai yra vienas sudėtingiausių skirtumų suvaldyti. Bet žiūrėk, esmė tai ta pati. Jeigu yra kuo didesnis skirtumas tarp žmonių yra, tuo labiau jis mus ugdo. Ir ar mes esam pasiryšę tiek stipriai augti ir priimti tokį didžiulį skirtumą, ar ne, aš jau atsakyti negaliu. Nes kai kurie žmonės smulkių skirtumų nesugeba priimti, skiriasi, išsidrasko ir tenais ir dar išsisintinėja vienas kitą. O kai kurie su tikrai didžiuliais, religiniai skirtumai yra vieni labai ryškių, politiniai skirtumai, jie sugeba
rasti savyje tvirtybės, priimti kito žmogaus kitokią nuomonę, patirtį, kodėl taip susiformavo. Ir dar, žinai, būna taip, kad ir pasikeičia tas įsitikinimas per 5, 10, 20, begyvenant kartu, žinai. Nu, toks. Kismas. Kiekvienas žmogus turi galimybę spręsti, žinai. Jo, man be galo įdomios jūsų mintis ir tai, kaip mes jas rutuliuojam ir kadangi jau mūsų podcastas artėja prie pabaigos, gal tokį trumpą, šiek tiek kitokį klausimą užduosiu ir norėčiau abiejų jūsų nuomonės išgirsti. Sako, kad vyrai trumpiau gyvena. Tai nesako, čia faktas yra. Taip, ir statistika sako, žmonės faktas. Ir klausimas, dažniausiai kodėl? Tikriausiai dėl to rizikos faktoriaus, kurį vyrai prisima, dėl to rizikos faktoriaus, kurie prisima neatsižvelgdami į šeimas, į įsipareigojimus, į vaikų kiekį turimą ir taip toliau ir taip toliau. Ar vyras turėtų imtis mažiau rizikos turėdamas šeimos, ar visgi, jeigu pašaukimas, tai pašaukimas. Ir čia yra ir kariuomenė, ir statybinis, žinai, kažkoks tai faktorius, kur tu ten statybose dirbi, bet uždirbi. Ar vyras turėtų kažkaip į tuos dalykus atsižvelgti, kai jis jau turi šeimą? O, my God, mano galva, čia labai švelniai tariant, labai tik tai mažą grupę pasiėmė ir dabar bandai ant to pastatyti. Didžiausias vyrų mirtingumas yra kraujagyslių ir širdies ligos. Klausimas, dėl ko? Tai klausimas. Riebus maistas. Neaktyvus gyvenimo būdas. Alkoholis. Rūkalai, svaigalai ir visi kiti dalykai. Tada klausimas yra, kodėl yra tai? Ir galbūt atsakymas galėtų būti, galbūt, aš nežinau, reikėtų socialinės psichologijos klausti. Bandymas bėgti nuo įtampų, bandymas užgožti įtampą stipresniais dalykais, bandymas pabėgti nuo tikrovės, bandymas pabėgti nuo savo jautrumo, buvimo, prigimtinio noro būti žmogumi, o ne vyru. Ar tai sutinki? Taip, labai gražiai sakė. Jis vis taip sako, Juozas sako, nežinau, ar taip gražiai galiu pasakyti, aš galvoju, nežinau, ar taip gražiai kaip Juozas galėčiau pasakyti. Žinai, aš tik labai, žinai, prie formuluotės taip norėčiau pristoti, kad mano galva niekas nieko niekam neprivalo ir neturi. Niekas neturi daryti, kaip mes sakėm, kaip mums atrodo. Man atrodo, kad taip reikėtų, kitam žmogui kitaip gali atrodyti, kaip reikėtų gyventi. Kodėl jie renkasi rizikos faktorius? Tai susijęs su mūsų instinktyviom reakcijom, nes vis dėlto statistiškai vyrai dažniau būna medžioklės instinktuose, o medžioklės instinktuose mes esam linkę rizikuoti. Bet aš visiškai sutinku, kad didžioji dalis mūsų to netekties vyrų atsiranda dėl to, kad mes savyje užsisklendžiam, nekalbam apie savo problemas. Viskas man gerai. 99 problemos kabo virš galvos, viskas man gerai. Iki tol, kol kažkurį vietą jau... Kur trūksta ta kraujagyslė moralinė. Jo. Ir tada pasiduoda žmogus. Gerai, tai paskutinį klausimas jum. Ko trūksta vyrui iki pilnos laimės? Ko palinkėtumėt? Jo, netrūksta. Vyram. Ko trūksta vyram iki pilnos laimės gyvenime? Aš atrodo, kad netiesiog jau esu išsakęs netgi 2 variantus, ne? Drąsos. Drąsos būti ne tuo, kuo įsivaizduoji, kad galėtum būti, ne tuo, kuo įsivaizduoji, kad gali iš tavęs reikalauti visuomenė. Drąsos tiesiog būti žmogumi. Tada vaikų, darbo, kuris teikia džiaugsmą, pajamas ir drąsos būti santykė su tuo neidėliu žmogumi, su kuriuo tau norisi būti. Geras. Ir tai nebūtinai turi būti moteris. Nebūtinai, jokių būdų. Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia, jeigu taip labai žodžių žaismas gausi, bet mums trūksta suvokimo, kad mums nieko netrūksta. Mes viską turim ir čia eina kalba apie atsakomybės prisėmimą. Kol mes kaltinam, kad mums trūksta to, ano, jeigu jinai taip elgtųsi, jeigu jisai taip elgtųsi, jeigu valdžia būtų tokia, jeigu tas būtų, tada aš jau galėčiau būti laimingas, tai yra nusimetimas atsakomybės. Kai mes suvokiam, kad mums netrūksta, viską mes turim savyje ir savyje yra ženkliai daugiau ir tiesiog pažvelgti savo vidų, prisimti atsakomybę, spręsti. To tai reikia. Tai palinkėčiau to.
Aš vieną turiu dar apibendrinimą. Taip. Moterim ir vyram Lietuvoje trūksta nacionalinio stadiono. Of course. Of course. Čia geras. Tai bičiuliai, ačiū Jums labai už Jūsų auksinės mintis. Galbūt skiriasi kartais, galbūt vienodas buvo, bet jos yra be galo unikalios ir be galo tikrai vertingos. Ačiū Jums labai. Aš tikiu, kad mūsų žiūrovai podcast'o pasiėmė daug Jūsų įžvalgų į savo gyvenimus, pasiėmė, išgirdo, galbūt pritaikys, galbūt kažkaip kitaip pradės mąstyti, vertinti gyvenimą ir tai, ką mes turim šiandien. O mes turim viską, kaip ir tu sakai, Arnai. Tai šiandien pas mus buvo svečiuose Juozas Liesis ir Arnas Markevičius. Ačiū labai. Na, o su Jumis, bičiuliai, norisi tikrai nesisveikinti, norisi, kad Jūs sektumėte toliau mus ir sekdami nepamirštumėt padaryti paprastų 3 dalykų. Pirmas dalykas, tai paspausti mygtuką like ant šio video tam, kad tas video būtų matomas, kad jisai kitiems parodytų, kad šitas video yra įdomus. Taipogi paspausti mygtuką subscribe. Kiekvieną mūsų naują laidą pamatysite, kai tik tais jį bus publikuota. Na ir trečias dalykas, tai yra parašyti trumpą komentarą komentarų skiltyje. Uždėkite bent jau širdelę ir taip mūsų postas, mūsų video kils aukštyn ir dar daugiau žmonių pamatys šį video. Na ir sekite mūsų laidas, sekite mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook'o, Instagram'o arba YouTube'o platformose. Būkit su mumis, remkit ir atsiminkite, kad kalbėjimas yra ne trūkumas, tai yra privalumas. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Iki.